Ar tikrai aklai reikėtų tikėti tuo, ką rašo gamintojas savo montavimo instrukcijoje? Nes panašu, kad gamintojas po 10 ar 15 metų nelipa ant stogo pasižiūrėti, kaip jo priimti sprendimai įtakoja stogo ilgamžiškumą. Štai viskas atlikta taip, kaip ir liepia gamintojas. Apačioje žemiau pangelės gūbrio. Ir štai parodytas sujungimas, kaip turi būti. Jau labai seniai norėjau atlikti testą ir parodyti, kad kas rašoma gamintojo instrukcijoje, ne visada reikėtų tuo ir vadovautis. Tai šiandien turime čerpinio profilio plieninę skardą ir parodysiu šitam sujungime, kai būna jungiama skardos susukama, kas nutinka po skarda. Dedama lakštas ant lakšto ir prisukama varžteliais. Dabar užpilsime vandens ir pasižiūrėsime, kas darysis. Dabar bus komentarai, kodėl dangai čia suvirtus, taigi turi nubėgti. Būna po juo mediena ir varžtai būna įsisukę, bet tai esmės nekeičia, kad ir būna pritraukę, vis tiek ten būna mini skylutės varžtas, taigi nesandarina sujungimų ir vanduo vis tiek patenka, tada šlampa lentos, čia visada stovi vanduo šitose vietose. Tai va, viena matosi, minimaliai šlampa per varžtą, kitas taip. Tai parodysiu sekančiam video, kaip turėtų būti padaryta tvarkingai, kad šita vieta neleidinėtų ir nebūtų štai tokių dalykų.